susirinkom dėl žirmūnų, o dėja kažkaip tai gavosi, kad ne dėl žirmūnų. Du klausimai nuo žirmūnų. Pirmas klausimas. Čia nuo manęs, kaip žirmūnietės, tai yra kieno Krymas, tai yra Krymo totorių, Krymo ukrainiečių ar tie, kurie užgrobė Krymą. Norėčiau, kad taip ar ne. Taip, Krymo totorių, Krymo ukrainiečių. Taip arba ne. Aš noriu matyti, nes aš neapsisprendusi esu. Apie valstybę, kuriai valstybei priklauso. Valstybė yra Ukraina. Tai prašom pasakyti, ar jūs manote, kad tai yra Ukraina, kuri laukia ir aš manau, kad neišlauks savo. Ačiū. Ir antras. Numėlieji, mes kalbame Aš mačiau. Tai viskas aišku. Antras klausimas. Aš į provokacinius klausimus neatsakau. Į provokacinius klausimus neatsakau. Aš gerbiu jūsų nuomonę. Jūs tikrai manote, kad tai provokacinis klausimas. Ir aš tai suprantu. Kai jis užduodamas ukrainiečiui arba rusui, tada tikrai ne provokacinis klausimas. Arba Krymo totoriui, kuris ten gyvenam. Kai jis užduodamas lietuviui, jis prasmės jokios neturi. Aš suprantu, mes galime jį perversti, išversti ir apsukti į kitą pusę. Man pakanka to, ką jūs sakėte. Aš į provokacinius klausimus neatsakau. Ir man viskas aišku. Antras klausimas.